Labas, Rokai. Labas. Papasakok trumpai apie save, ką tu veiki Signedoje, kokia tavo kasdienybė. Aš esu Rokas, dirbu Signedoje keletą metų, esu produktų vystymo vadovas ir užsiiminėju naujų produktų įvedimą į Signedos asortimentą. Papasakok, su kokiais produktais dirbi. Dirbu Signedoje su naujais produktais, įvedinėjame juos į Signedos asortimentą. Tai liečia ir važiuoklę, ir visą autochemiją, alyvas, akumuliatorius ir dar daugelį kitų. O kokius klausimus tau užduoda klientai? Klientai dažniausiai pageidauja nusipirkti gerą kainą alyvą. Faktas, kad jie nori ir kokybės. Ir mes turime ką pasiūlyti. Prekiaujame lietuviškom alyvom, lenkiškom alyvom, vokiškom alyvom ir net vežame alyvą iš Amerikos. Koksai yra Signedos lentynos asortimentas? Asortimentas yra platus, yra nuo pavarų dėžės alyvos, sintetinės alyvos, mineralinės alyvos, pusiau sintetinės alyvos, turim hidraulinės alyvos, sunkvežimio alyvos ir įvairiausių visokių kitokių priedų. Gal gali įvardinti, kokia alyva yra populiariausia? Populiari alyva yra Entech, AMB, prie populiarių yra Venol alyva, visiška naujiena Rektol alyva iš Vokietijos ir turime Mopar alyvą, kas važinėja amerikoniškais automobiliais, labai populiari tarp jų. O kokiems Signedos klientams pritaikytas asortimentas? Asortimentas pritaikytas įvairiems klientams. Klientams tie, kurie keičiasi alyvą patys, servizams, didmeniniams klientams, parduotuvėms. Vieni pageidauja pirkti 200 litrų statinės, kiti 60, kiti po 5 litrus bakelius ir taip toliau. Tai asortimentas platus, pritaikytas kiekvieno poreikiam. Ar gali pasakyti, kokias klaidas dažniausiai daro didmenos klientai, formuodami savo asortimentą? Dažniausiai didmeninių klientų klaidos yra tos, kad jie nori prekiauti alyvą, kurią prekiauja visa Lietuva. Ką patartum daryti tada? Patarčiau rinktis alyvas, kurios dar nėra plačiai žinomos rinkoje, bet jos yra labai kokybiškos, gaminamos moderniose gamyklose ir paprasčiausiai didmenininkas gali nuo jų uždirbti didesnį pelną. Tai ar galima teigti, kad alyvos kokybė lemia dvi pagrindinės dalys – bazė ir priedai? Taip, bazinių alyvų pasaulyje yra 7-8 gamintojai. Viską, ką mes parduodame, tai yra iš tiek bazių padaryta alyva, tik yra visur skirtingi priedai. Mūsų gamintojai naudoja tikrai geras bazes. Tarkim, Venolis naudoja Orleno bazę, lenkišką bazę, AMB Entech alyva naudoja Cepsa, ispanišką bazę. Tarkim, Rektolis naudoja Petronas bazę, visiems gerai žinoma. Taip, kad pas mus yra kokybiškos bazės, dedami kokybiški priedai ir gauname gerą alyvą už gerą kainą. Ar manai, kad vartotojai per daug sureikšmina prekės ženklą? Taip, dažnu atveju vartotojai permoka ir permoka už tai, kad tai yra žinomas vardas, tai yra reklama, jie turi už tai susimokėti. Bet kaip minėjau, alyva gaminama iš keletos bazių. Taip, kad visos Lietuvoje parduodamos alyvos, jos yra kokybiškos ir jas galima naudoti. Tik reikia pasirinkti tam atitinkamą klampą. O ką tada rekomenduotum iš mūsų lentynos rinktis? Rekomenduočiau rinktis aplamai tokį dalyką, kad rinktis alyvą, kurios nėra prekybos centruose, dideliuose prekybos centruose, nes tai nesuteikia kokybės garanto. Klientas nieko neuždirba, nėra patenkintas, kadangi jo klientai jam pastoviai prikaišio kainą, dažnai prekybos centruose įvairiuose būna akcijos -40 ir taip toliau. Tai mes, ką padarėme Signedą, atsivežėme alyvą tiesiai iš gamyklos, atsivežėme alyvas tiesiai iš gamyklos, prekiaujame statinėmis ir bakeliais ir siūlome realų uždarbį. Kadangi tu dirbi su alyva, ar esi girdėjęs, kad pasitaikytų atveju apie neaiškios kilmės alyvą? O taip, alyvų yra įvairių, tarp jų ir neaiškios kilmės. Aš tik noriu pabrėžti, kad Signeda prieš sudarydamus kontraktus su gamyklom visą laiką stengiasi jas aplankyti laboratorijas, pasižiūrėti, iš ko daroma alyva, kur perkama bazinė alyva, įsitikinti, pamatyti ir tik tada pradėti tiekti į rinką. O kaip pasikeitė didmenos klientų poreikiai per pastarosius metus? Klientų poreikiai per metus tikrai keitėsi. Iš pradžių jie įtartinai žiūrėjo į mūsų vežamas alyvas į Lietuvą, bet aš kaip minėjau, mes aplankėme visus fabrikus, įsitikinome puikia kokybė. Turėjome patirtį metai iš metų, klientai priprato, pamatė, kad alyvos yra labai geros kokybės ir pradėjo pasitikėti mumis daugiau ir daugiau. Kokios yra naudos renkantis alyvą Signedoje? Didžiausia nauda, kaip ir minėjau, yra tai, kad mes perkame tiesiog iš fabrikų, turime įvairių talpų, atvežame nemokamai, galime pasiūlyti stabilią kainą metai iš metų.